Labas. Čia jaunimas be filtro. Aš esu Elinga ir šiandien su savimi turiu. Sava. Su Sava šiandien kalbėsime, kaip reikia būti sėkmingu. Ir kaip kartais mus labai spaudžia pasaulis greitai, anksti būti sėkmingu. Kas tu toks? Tai, kaip ir minėjau, esu Sava. Esu 12-okas. Apie save pasakysiu gal tiek, kad turėjau patirčių, turėjau visokių nuotykių. Tai yra, nėra, kad pilnai galiu pasakyti tiesiai šviesiai, kas yra sėkmė, nes pats jos dar asmeniškai nesu patyręs, tokiam amplua, kaip aš ją matau. Mes galime kažkaip bandyti tai aptarti. O ką tau, pavyzdžiui, pačiam reiškia būti sėkmingu ir tas sėkmės jausmas? Aš manau, sėkmės jausmas yra labai, kaip čia, visiems skirtingai. Tai yra, vieniem yra tai, kad turėti šeimą, turėti stabilų atlygį ir tiesiog, jiems tai yra laimingas gyvenimas. Bet man yra savotiškai tas pats. Tiesiog aš noriu ne tai, kad stabilaus atlygio, aš noriu pasiekti to ir duoti tą, ko aš neturiu šiuo metu. Tai yra, aš noriu ne tik šeimą aprūpinti, bet ir norėčiau savo, tai yra tėvus aprūpinti ateityje, sesę ir taip toliau. Pagal mane tai sėkmė yra, kad tu plus dar galiu, jeigu iš kito šono pažiūrim, tai sėkmė yra tas, kad tu turi laisvę. Tu turi laisvę daryti, ką tu nori, kaip tu nori, nežinau, vasarą atostogauti, varyti kur nori, žiemą nuvaryti ir paslidinėti ir, nežinau, iš šiltus kraštus. Tai yra laisvė. Iš kitos esmės sėkmė yra laisvė tiesiog. Ne, laisvė rinktis. Taip. Irgi tas. Aš irgi manau, man labai fainai ir labai atliepia tai, kad tu sakai, tas, kad, sakykim, senatvėje išlaikyti tėvus, galbūt duoti savo vaikams kažką daugiau. Kad būtų ne tik tas, kad tu gali, pragyventi, bet tu pačiu ir gerai gyventi. Tai labai fainai. Jo, kad tiesiog tu galėtum sau leisti to, ko neturėjai pats. Taip. Tiesiog. Ir duoti tai, ko neturėjo kažkas. Taip. Tai yra. Čia susijęs su ateinančiai žmonėm arba šiometiniai žmonėm. Ar prisimeni momentą, kada, galvoji, kad man reikia būti sėkmingu, man reikia tapti sėkmingu? Aš negaliu sakyti, kad man tai pasidarė taip. Čia faktas, kad ne, čia būtų keista. Tai ateina, sakykime, ne tai, kad su branda, bet taip, iš esmės tai ateina su branda. Kada apie tai labai pradėjau sparčiai galvot, tai manau 16 metų, kažkur 15-16 metų tame tarpe, kai tiesiog supratau, jau kaip čia, normaliai supratau, ką aš galiu turėti. Tai yra, ką aš ateityje galėčiau turėti. Potencialas. Taip, potencialą. Tai yra, ne tai, kad savo potencialą pradėjau matyti, dar to amžiuje ne. Bet aš pradėjau matyti potencialą, ką aš galimai galėčiau turėti. Tai kažkaip su laiku, momentu, tai vis didėjo tas, kad tu pradėjai apie tai galvot. Ir tai pasidarė ne tai, kad jau mintis, tai pasidarė kaip, sakykime, veiksmai. Kažkokie kaip ne tai, kad darbas, bet atsirado noras tai daryt. O pavyzdžiui, yra tas, kaip paskaitas, savo noras būti sėkmingu. Jo. Bet ar jauti, pavyzdžiui, spaudimą ir iš aplinkinių, galbūt iš šeimos, kad tu turi pasiekti? Ne, niekada nebuvo tokio, nes vis tiek tėvai, tai yra, jie nori, kad tu gerai mokytumeis. Tai yra, čia pagal juos, tai yra... Svarbiausia. Taip, svarbiausia. Taip, čia yra labai svarbu. Faktas. Aš negaliu pasakyti, kad ten pažymėjimo mokykla čia yra nesvarbu. Taip, kažkada aš taip sakiau. Kai atsirado visi social media, ten buvo visi tie tokie coacheriai, kurie sako, kad tai yra mokykla apie nieką, jūs čia, tai yra leidžiat laiką. Mokykla. Jo, kažkas tokio. Bet jeigu statistiškai mes žiūrim, visi tie sėkmingi žmonės, tai yra pasiturinti sėkmingi žmonės,
88% jie visi baigia universitetus ir mokyklą. Taip. Tai anksčiau taip aš taip sakydavau, bet dabar su branda, jau čia atėjo grinai su branda, kad aš supratau, kad mokykla, jinai reikalinga, nes jinai ne tik tave moka mokytis, kas yra tikrai labai svarbus įgūdis. Tai yra, mokytis yra tikrai labai svarbu. Taip, faktas, gal tu nesugebėsi mokytis matematikos, bet tu mokėsi mokytis, tarkim, savo, tai yra tau įdominčius dalykus. Tai čia, manau, galiu pasakyti taip apie save, kad tai yra, man sunkiai sekasi mokytis, tikrai. Tai yra, jeigu man patinka istorija, man tiesiog įdomu mokytis istoriją. Bet jeigu mes kalbame apie matematiką, nėra, kad jinai man nepatinka, bet ir nėra, kad jinai man labai patiktų. Ir aš tiesiog jaučiu, kad man tiesiog dabar reikia ją mokytis. Taip. Tai iš tėvų niekada nejausdavau tokio kaip spaudimo, nes jie man visą laiką sakydavo, kad jie nori, kad aš būčiau tiesiog laimingas, kad aš tai daryčiau, aš tą sėkmę siekčiau ne dėl to, kad aš jaučiu, kaip čia... Spaudimą kažkokį? Ne tai, kad spaudimą, bet ne dėl to, kad aš noriu kažkam įrodyti tai. Faktas, tai egzistuoja tas, kad aš noriu kažkam įrodyti. Čia gali meluoti visi savo, kad jie sako, kad jie nenori kažkam įrodyti, bet čia yra tiesa. Bet ne tik dėl to, bet ir kad tu dėl savęs tai darai. Ir jie tiesiog, jie pasako, kad jie tiesiog nori, kad aš būčiau laimingas. Fainai. Nes šiaip būna daug tėvų, kur, spaudžia, žinai, tos vaikus, kur ypač su tom profesijom, kur tu turi būti daktaras ir tas vaikas visiškai nenori būti daktaru. Tai man labai fainai girdėti yra, kad, tavo tėvai, žinai, leidžia tau rinktis ir eiti ten, kur tu nori. Taip. Tai buvo ir su mano sesė, jinai vyresnė už mane, jai dabar 26 metai. Ir tiesiog jai irgi nebuvo tokio, kad jai spaudė kažkur eiti, jinai pati pasirinko, kur jinai nori. Ir aš manau, čia labai, tai yra, tėvai neturi tau, kaip čia, parodyti kelią, jie turi tave tiesiog, kaip čia. Lydėt, taip, jie turi tau pasakyti savo nuomonę, ką jie mąsto apie tai, bet neturi būti tokio, kad ne, tu šito nedarysi, tu darysi taip, kaip aš to noriu. Jo, labai svarbu yra tas palaikymas. Taip. Nes ypač, jeigu tu negauni to palaikymo iš tėvų, tai tada toksai, atrodo, tu mažiau gali net savim pasitikėti, tas toksai, gal čia tėvai iš tikrųjų gerai sako, Taip. gal aš turėčiau eiti, bet kai tėvai sako, kad tu daryk taip, kaip tu nori, ką nori, svarbu siek tų tikslų ir Taip. kad nenusivažiuotum, kas yra labai svarbu, ir duoda šiek tiek to spaudimo, bet tas spaudimas yra teigiamas. Taip. Tai tas yra labai labai gerai. Tai yra tas spaudimas, kuom galiu pasakyti, kad jisai teigiamas, kad jisai tau neduoda teisę ilsėtis. Tai yra, bet irgi ta teisė ne tai, kad ilsėtis, kad tu pastovi dieną naktį tiesiog dirbi. Ne. Tai yra tiesiog, kad tu nepaleidi save. Nestovėtum vietoj. Taip, tu pastovi kažką darytum. Tai yra jau geriau kažką padaryk ir tai jau bus geriau, negu tu tiesiog sėdėsi. Čia kaip yra sakoma, tas padaryti ten 0,01% ten daugiau. Taip. Tai čia tas pats kaip ir su sportu. Tai yra geriau padaryti blogą treniruotę, negu iš viso jos nedaryti. Bet ir visą laiką turėti tą tokią kaip chill day. Poilsis, tai labai svarbu. Čia yra labai svarbu ne tik fiziškumų, bet ir emocijų. Jo, nes vis tiek išsikraut gali. Taip. Labai ir visiškai, jeigu tu išsikrausi, tada gali įkrist į tą, kad tu nieko nebedarysi. Jo. Tos palaikymas, balansas sveiko dalyko. Minėjai dar socialinės medijas. Ir kaip jos su tom visom, kad nelankyk mokyklos, nereikia. Tai kaip socialiniai tinklai formuoja mūsų visą tą sėkmės jausmą ir ar mus labiau motyvuoja, ar spaudžia? Kai aš buvau jaunesnis, sakykime, man dabar 18, ateina 19, kai buvau 16-15 metų, aš labai klausydavau. Tai yra social media, apie mokyklą, dėl to aš ir sakydavau ir savo tėvam, net nebijodavau tai sakyti, kad, mokyklos nereikia. Okay. Tuo metu taip. Aš labai buvau ne tai, kad priklausomas, bet aš, vis tiek šneka jau turtingas žmogus, reiškia, reikia paklausyti. Jisai gerai sako tada. Taip, jisai gerai sako. Tai duodavo motyvacijos, daug motyvacijos faktas, bet ta motyvacija dingdavo greit. Nes ta motyvacija, jinai tiesiog atsiranda naktį, dingsta ryte. Taip. O su spaudimu dabar jis toks kaip įsistatymas yra, toks kaip, nežinau, kaip čia įvardint dabar, kaip statementas, kad tai yra tik tokia, social media, kad
jeigu tu ten 20 nepasieki, ten, nežinau, O dievas. 30 milijonų eurų, Jo. kas met tavo grinasis pelnas, nu, tu niekas šiame pasaulyje. Ir anksčiau tai mane labai spausdavo, Jo. nes aš dar galiu sulyginti, yra toks futbolininkas Lamine Yamalas. Jisai žaidžia Barcelonoje, jisai 27 metų kaip ir aš. Okay. Ir jisai pradėjo žaisti pagrindinį komandoj 16 metų. Nu, ir tu vis tiek nenori, tu matai, kad jisai, tarkim, 16 metų žaidžia geriausiam klube pasaulyje. Nu, tu nenori ir tu toks lygini save. Galvoju, kodėl aš 16 nepasiekiau kažko. Tai yra, kodėl aš 16 neturiu milijonų, o kodėl jisai, tarkim, žaidžia futbolą. Bet ne visiems yra, žinai, tokios galimybės. Taip, faktas, čia yra talentas, čia yra kiti dalykai, biški, bet tiesiog social media tai verčia lygintis. Taip. Ir aš manau, ką aš supratau ir gerai, kad aš labai ne tai, kad greit supratau, bet atėjo tas laikas, kai aš supratau, kad čia yra vienas blogiausių dalykų, ką tu gali daryti, tai lyginti save su kitais. Pirma, tu nežinai, kiek yra tiesos social media. Taip. Tu niekada negali sakyti, kad ten, nežinau, ten kažkoks vaikis Dubajų važinėja su Lambo ir tipo fleksina savo pinigais, nueina į LV, ten išneša visą parduotuvę. Gal jisai nueina į LV, išneša parduotuvę, paskui įneša atgal ir tiesiog čekį pasiema atgal. Nu, tai yra, tu nežinai, kaip yra iš tikrųjų. Ir dėl to lygintis, čia yra vienas blogiausių dalykų, ką tu gali daryti. Toksika, nes, nu... Tu save dar labiau užspaudi, tu save dar labiau, nes tu nemastai tada brandžiai, tai yra taip galiu pasakyti. Tu mastai taip, kad tu kuo greičiau nori tai pasiekti. Tu nori kuo greičiau, tu ieškai visokių ten sričių kažką, bet tu tada nesusikaupi vieną sritį, o galimai dėl to, kad tu nesusikaupi, tu ją ir praleidai. Gal taip, tau gal neateitų tie milijonai, ten tie 100 000 ir taip toliau per taip, jeigu tu susikauptum. Bet gal jie ateitų po 5 metų, gal ateitų po 2, gal ir ateitų po mėnesio, nieks ten nežino. Bet tai yra, blogiausia yra tas, kad tu nesusikaupi. Taip. Tu ant tiek nori greitai pasiekti, kad tu prarandi save. Tu nežinai, kaip iš tikrųjų, tai yra, tu nemokim, tai yra tada, tu tiesiog nemoki su savim susikalbėti. Ir tu nežinai, ko tu iš tikrųjų nori. Nu, ir dar yra tas dalykas, kad, išeina iš to, kur tu sakai, kad mes, nenori, mes daug darom dėl kitų ir kaip mes atrodysim kitiem. Taip. Ir tas irgi, kai tu pradedi lyginti save, tu galvoji, aš irgi noriu, kad visi matytų, koks aš čia fainas, turtingas ir gražus esu. Ir tada išeina tas toksai, kad man reikia, kaip sakai, greitai čia ir dabar. Ir tada ieškom ten visų tų galimybių, ten, nežinau, su ChatGPT ten rašai, kaip aš galiu per mėnesį užsidirbti milijonų. Nu, sakykim, taip. Nu, ir tai yra žiauriai varginantis dalykas. Ir paskui, kai tau nepaeina per tą greitį, nes tu neturi tikslaus plano, tu nesusidėliojasi, kur tu darysi ir tu ieškai tų be galo daug galimybių, tau nepaeina ir tada tu būni toks, aš esu nieko vertas, aš nieko nesugebu. Jo, nes tu neturi disciplinos, tu turi tik motivaciją. Taip. Ir, ta motivacija gali prastęsti ir mėnesį, bet ir dings po mėnesio. Čia yra labai blogai. Nes tu turi susidaryti discipliną, tu turi, kaip ir tu pasakėjai labai gerai, kad tu turi turėti planą. Nes viskas gerai, jeigu tu pasiekiai tą milijoną per mėnesį, bet tu turi dar mokėti išlaikyti. Taip. Tu turi dar mokėti finansiškai išlaidauti taip, kad tau tas milijonas nedingtų po dienos. Ir kad jis ne tai, kad jis dar nedingtų, bet jis dar turėtų augti. Ir kaip labai gerai social media irgi sako, tai yra, kad uždirb gali bet kas, bet išlaikyti ne bet kas. Nes tu turi mokėti tai daryti. Ir aš nesakau, kad aš taip moku daryti. Aš esu labai impulsyvus žmogus, bet aš stengiuosi vis tiek, kad ten, jeigu, tarkim, aš perku savo rūbų, kad pas mane nuo to rūbo, ne tai, kad 50%, bet nuo 100 iki 50% liktų visą laiką mano sąskaitoje. Tai jeigu aš susipirku batus už 500, tai kad pas mane liktų minimum 250, o geriausiai net liktų, tarkim, 500. Čia tiesiog tokį kaip pavyzdį daviau. Kad nebūtum all in ant savo tų pirkinių. Taip. Čia tas pats kaip ir su mašina. Tu užsidirbi, tarkim, nežinau, ant savo mylimiausios mašinos, ten, sakykime, Mercedesas GLE, tarkim. Kainuoja, nežinau, radai už 50 000. Tu turi 50 000. Tu išleidai. O ką tu su ją darysi? Vieną kartą benzą užsipilsi? Įsivoši kažkur. Iš kokių pinigų tu ją tvarkysi? Ir daugelis žmonių labai nepamasto. Ypač kur, merginų pasaulyje yra taip, kad atrodo, tu gauni savo vos ne pirmą atlyginimą ir tu jau jį ant viso savo shopping spree išleidi ir paskui visą likusį mėnesį skundėsi, kad neturi iš ko pavalgyti. Bet užtat gražiai atrodai. Bet toksai,
nu, tu gali tada šiek tiek galbūt susimažinti arba planuotis tą tada Taip. biudžetą, nu ir nereiškia tai, kad tu turi visiškai atsisakyti Taip. tų dalykų. Nu, tiesiog tu turi ypač, labai nesuprantu, nu dabar matas toj amerikiečių kultūrai man, kurie visiškai neturi tų emergency fondų, pavyzdžiui. Jo, Nu ir pas juos ten, sakykime, medicinos visos išlaidos, nu yra baisiai brangios. Taip. Ir ten labai tas consumerism, nežinau, lietuviškai, yra paplitęs ir todėl toks atrodo, žmonės juk nemasto į ateitį. nu taip, nu, neturi tokios kaip pagalbės. Jo. Kad tarkim, nu, aš irgi taip mąstau visą laiką, nu, sakykime, dabar aš turėčiau verslą, nu, aš nežinau, kaip bus po dienos, gal man bankrutuos, Taip. Ir aš, iš ko aš gyvensiu? Iš ko aš gyvensiu? Aš neturiu nei susitaupęs, nei ką, nes aš nusprendžiau pagyventi, nežinau, kaip milijonierius, nors turiu ten, nežinau, kortelį 10 000. Jo. Tai yra, čia irgi yra labai gerai, tai yra girdėjęs toks verslininkas vienas sakė, kad tai yra aš vienintelis milijonierius, kuris gyvena kaip bilijonierius. Aišku, jis taip savo gali leisti sakyti, nes jis turi vis tiek tų pinigų. Taip. Bet mes dar negalim savo leisti gyventi kaip milijonieriai. Čia vat, kur yra pasakyta, žinai, tas mindsetas, kad, tipo, jeigu tu nori būti turtingas, tu turi gyventi kaip turčiai. Yra toks, nu, amiškai yra tas pasakymas kažkoks. Taip. Ir aš jo tai nepagaunu. Tai yra, aš jį suprantu, aš ne tai, kad jį palaikau, bet aš jį suprantu idėją. Kodėl? Pagal mindsetą, jo, toksai, bet, nu, sakyk, man Tai yra- įdomu idėja. Kaip aš suprantu šitą? Taip. Tai yra, kaip ir tu pasakei, vat, kas masto kaip turtingas, tas ir bus Taip. turtingas. Čia yra dvipusiškai labai skamba. Tai yra. Tu gali visą gyvenimą mąstyti, kad tu būsi turtuolis, bet tu niekada Nieko netapsi. nedaryt, jo. Taip. Bet jeigu tu mastai, kad tu motivuotas, tu turi planą, kaip pasiekti tą turtingumą, bet tai nėra taip, kad tu, tarkim, ten taupai kiekvieną centą, ten, nežinau, už draugelių prašai už kūro, į Jo. tave pavežė, nežinau, 500 metrų, tu paprašai 2 eurus už kūrą. Jo. Nu, tai yra, nėra taip, kad tu netaupai. Tu vis tiek sau leidai, va, tarkim, kaip aš savo, va dabar pasidariau, anksčiau taip, aš gaudavau ten, nežinau, pinigų, užsidirbdavau, bam, tiesiog iš karto rūbai, ten farfetchas on ir tai yra mes viską išperkam, ką tik galim. Jo. Anksčiau tai būdavo, dabar ne, dabar tarkim, va, nauji metai ir taip, man ten, aišku, tėvai padovanoja kažką taip, bet ir aš savo, tarkim, padovanoju kažką. Nes tiesiog, nu, yra proga už ką Taip, padovanoti. pasilepinti, Taip. šiandien nėra blogai. Ateis gimtadienis, taip, faktas, ten tėvai kažką, nu, tai yra, čia vis tiek tėvai yra Jo. tėvai. Bet tu irgi sau leidai pasilepinti, kažką nusipirki, kažką tą, tu turi susidaryti taip, kad tu, va, perki tik tada, kai, nu, va, yra proga. tau. Nenuskriaus tavęs, Taip. kad ten visiškai gyvensiu ten centas į centą, Taip. bet ir to pačiu, nu, Asketiškai, kad atsisakai Jo. visko, ko tik įmanoma ir gyveni, va, nu, va, nu kad... nežinau, euras ten, nežinau, buvo nuolaida ant bulvių, dabar jie paaugo, viskas, tu nebeperki tokių bulvių. Jo, Tai yra, nėra, kad taip, tu turi savo irgi ten, aišku, nepirkti juodų ikrų, faktas, bet tai yra tiesiog turėti balansą, taip. skaičiuoti balansą, kad jeigu tu išleidai savo, nežinau, ten, ant rūbų tiek, ant maisto tiek ir tau dar lieka, va, tai tą pagalbę dar tiek. taip. Ir ta pagalbė turi būti ne tai, kad tu ironizuojam, padedi realiai po pagalbę ten grinuosius pinigus, ne. Tu padedi į akcijas kažkur, Taip. kad jie tau vis tiek aug. Ja, nu, nes kaip yra sakoma, blogiausias dalykas, kur tu gali laikyti pinigus, tai savo paprastai banko sąskaitą. Tai su šito visą laiką tu turi turėti tokį kaip balansą tam gyvenime. Grįžtam prie to, jeigu tu mastai kaip milijonierius, tu ir būsi milijonierius, tu taip ir būsi. Nu, tarkim, aš mastau, kad aš būsiu milijonierius. Ir aš jaučiuos mintyse, kad aš jau gyvenu kaip milijonierius, sakykim. Bet racionalioji mano pusė supranta, kad objektyvioji tai yra pusė mano supranta, kad aš nesu dar toks. Bet aš turiu planą, aš žinau, kaip tai pasiekti. Aš žinau, ką reikia mokytis, kaip tai daryti. Ir taip aš suprantu, kad aš gyvendamas dabar jausdamasis taip, aš tai pasieksiu. Bet kaip kalbėjom apie kitą pusę, nu taip, jeigu tu tiesiog mąstysi, kad tu ten taip patapsi, nežinau, vienu Maskų antroju, nu tai faktas, kad tu nieko Nu netapsi. jo, nes yra, nu, žinai, tos dvi monetos pusės, kur vieni, kur sako, okei, nu, aš, vat, kaip tu, žinai, aš matau, kad aš tai galiu ir kad aš būsiu tuom ir aš einu link to, tada, nu, tai taip, tu mąstai kaip milijonierius, šiauriai, fainiai. Bet kur, vat, būna tie žmonės, kur, tipo, tai jo, aš turėsiu milijoną, aš neįsivaizduoju, kaip neįsivaizduoju, kad Jo. neįsivaizduoju, kur, Čia- bet aš galiu savo leisti dabar pirką noriu. Jo, čia tas pats, kaip, va, tarkim, ir su mokykla galima susijęti. Tai yra, va, tu 12 klasiai ir kaip įmanoma nežinot, ką tu studijuosi. Tau liko, va, dabar, sakykime, pusmetis. Ir aš žinau puikiai tokius žmonės, kurie nežino, ką jie nori gyvenime daryti. Aš suprantu, va, jeigu mes kalbam grinai apie gyvenimą, faktas, ne visi gali žinoti. Bet, nu, kur studijuosi? Nu, čia toks man, nu, kur
Nu, jeigu tu šito jau, atsiprašau, nelabai supranti, kaip tai, žinai, išmastyti šitą. Nu, Jo. tai ką tu darysi ateityje, aš neįsivaizduoju, kai tau reikės išmastinėti žymiai sunkiau, kai tau bus problemos žymiai didesnės, kai tu jau gyvensi ne su tėvais. Ir plus mes irgi, dar ką turim nepamiršti, kad mes dabar gyvenam su tėvais, mes galim leisti savo nemokėti už maistą, mes galim už nuomą. Taip, tai yra mes dar galim savo leisti biški daugiau. Jo. Bet ateis laikas, kai bus nuoma, bus pinigai, ten nežinau, turėsi merginą, neturėsi merginos, turėsi berniuką, neturėsi berniuko, nu nesvarbu, tiesiog atsiras šeima, ten nežinau, šunį norėsi nusipirkti, ar šunį reikės, tai yra išmaitinti ir taip toliau, atsiras kitos Dar problemos. atsiras kokios tas ekstra atvejai, kur Taip. būna, žinai, kur, nežinau, tau kranas sugedo ir Nu, turi taip. susitaisyti kažkaip, Taip. tu neturi iš ko taisyti, Taip. ką tu tada darysi? Draugui, nežinau, ten pas draugą kritinė situacija, reikia Jo. paskolinti pinigų. Nu tai yra, vis tiek turi turėti tą, sakykim, tokią pagalbę. Jo, nu, bet šnekant šiaip apie tuos studijų dalykus, aš jau sakyčiau, gal visai yra normalu nežino kažkokiam aspekte. Bet jeigu žmogus visiškai nežino, tada jo, kur tipo, toks, žinai, nulis, aš nežinau, kas man patinka, kaip tu gali nežinoti. Tai va, aš apie tai ir kalbu. Taip, faktas, kad ten pasirinkti jau pilnai nežinau, kaip aš, Jo. tarkim, international business ir viskas, aš nieko kito nematau. Mhm. Aš jau šitą pasirinkau nuo senai, nuo kažkur irgi 16 metų ir aš tiesiog, nepasikeičia pas mane tai. Pas mane tai stovi ir stovi ir stovi. Ok, bet čia, sakykim, dabar žinant šiom realiam, čia yra pakankamai toks išskirtinis atvejis. Jo. Bet jeigu tu nors maždaug, žinai, ten, nežinau, 11 klasį pasirinkai biologiją, chemiją, istoriją ir taip toliau, nes tu, tarkim, galvoji teisę arba mediciną. Mhm. Ok. Bet tu žinai tada, arba nori... Tu maždaug taip. Tu ten eisi, nežinau, tarkim, į biologijos pamokas ir tu pagalvosi, nebenoriu aš tos medicinos, ten mokytės kraujį ten ir taip Jo. toliau. Ok, ne mano. Nueisiu į istoriją, gal tau nepatiks. Bet teisė, čia tiesiog tau privaloma yra mokėti istoriją. Bet gal tu iš to tu suprasi, kad tu nenori, tai yra medicinos. Ir tu nori teisės. Gal tu iš to suprasi, kad tu nenori teisės, o nori medicinos. Jo, bet vis tiek, žinai, tokį turėtų bent jau abstraktų dalykų. Taip. Jo, nes man, pavyzdžiui, yra, kad aš arba stoju į ekonomiką ir rinkodarą, arba aš stoju į aktorinį. Ir tu prasme, jie yra visiškai dvi skirtingos sferos. Dvi skirtingos sferos. Bet aš žinau, kad mano viena pusė nori to, kita pusė nori to ir aš asmeniškai dabar visiškai nematau savo gyvenimo plano, nes aš žinau, kad man laikas parodys. Pas mane tokia situacija, nes man iš ankstiniai stojimai bus ir panašiai ir man tiesiog laikas nudiktuos, Čia kaip turi būti. Kaip Dievas parodys. Jo. Kaip Dievas duos, taip ir bus. Tai va, bet tie žmonės, kurie tipo, aš nieko nenoriu ir toks, kaip tu... Gerai, kai tavo tėvai turi pinigų ir tada aš dar suprantu, kad tu nieko Bet nenori. kaip būna žmonės, kurie, tėvai neturi, žinai, Nėra pasiturintis. Jo, ir tada toksai, kad aš nežinau, ką aš noriu, kaip tu gali Nežinau, eisi į statybas dirbti. Ir čia aš ką galiu pasakyti, ten, jeigu tu mokais blogai, ne faktas, kad tu eisi į statybas dirbti. Labai ne faktas. Taip, Tai yra, čia labai senų pažiūrų, tai yra tas dalykas, kai ten mokytoja, aš nežinau, gal jums taip, tai yra, mano mokykloje man taip, anksčiau sakydavo, kad yra ten blogai mokysis, jis ten gatvės valyt. Taip, yra pasakius lietuvių kalbos mokytoja mano klasiokai, kad, mano klasiokai 10 klasėje labai nemėgo knygų skaityti. Ir reikia pristatinėti ten mėgstamiausią knygą ir jis sako, kas jeigu neturi mėgstamiausios knygos. Sako, tai tu tik į profkės stosi, nes tau knygos nepatinka. Tai va. Kur, visiškas mitas. Aš labiau galiu pasakyti, kad eis tokie žmonės, tai yra daryti tokius darbus, okei, viskas gerai. Aš esu bandęs dirbti statybose vieną dieną, nieko nesakau, kad aš nežinau, namą nestačiau. Tai yra, reikėjo tėčiui padėti. Aš supratau, kad aš to nenoriu daryti. Visą dieną, tai yra pusę dienos tiesiog plytelės įsiminėt, atsiprašau, tiesiog aš supratau, kad čia ne mano darbas. Ir aš labai gerbiu tos žmonės, kurie eina kiekvieną dieną ir dirba tokį darbą. Tokių žmonių irgi reikia. Taip, ir aš labai jiem duodu didelį, tokį, aš jiem ranką kiekvienam galėčiau paspausti, nes aš suprantu, ant kiek tai sunku. Bet grįžtam prie tokių žmonių, aš labiau tikėčiau, kad tokie žmonės eis, nežinau, dirbti tokį paprastesnį darbą, nes tu gali mokytis 10-ukais, bet jeigu tu nežinosi, ko tu nori ir kas tu esi, tu nieko nebus. Šiaip šnekant apie tai, kas tu esi, žiūri, daug žmonių dabar nežino, kas jie yra. Nes mes, realiai mes esam copy-pastos. Jo, ir viskas dėl social media. Jo. Viskas per jau. Prie to, norėčiau prieiti tada prie mūsų temos apie stilių. Okay. Visai jums kalbėsim apie stilių. Ir tas copy-pastinimas, jisai labai dabar yra aktualus. Jo. Tie stilium, mes jau nueitumėm dabar į Laisvės alėją, turbūt pamatytumėm 3 grupelės bičiukų, kurie su trapstarai tiesiog ir tais pačiais Edgar haircutais. Apie stilių, jeigu biškiai apie mane šnekant, tai, atėjau Jablonskį, nes aš, Jablonskį mokaus. By the way. Jo, ir
atėjau ir buvo kaip tik tas visas toks kaip hypas tų centriukų. Nu ir, žinai, nes nori išsiskirti. Ten iš karto begi kelnes tokio, kaip nežinau, parašiutai, ten North Face'as pufferis, tai yra tokie megztinukai tipo Anaunas, ten žyba viskas fine. Momentų tai buvo, atrodė labai fine. Bet tada man išėjo toks, kad, tipo, biški opium pabandyti kažką. Čia, tipo, kaip Playboy Carti, sakykim, į tą vietą. Supratau, kad ne mano tema visiškai. Po truputį, kai pradėjo didėti mano įplaukos, tai yra pinigų esmė, aš supratau, kad man visiškai neįdomu nei tas, va, nežinau, Jordanai 4, ten trepai ir taip toliau, ten pufferiai ir taip toliau, bet man taip kažkaip susidėjo, gal čia ne tai, aš dabar tiksliai neprisimenu, kaip aš perėjau iš to, va, stiliaus į dabartinį, bet aš tik suprantu, kad man tai labai su pinigais, tai yra, kad man padidėjo, kai įplaukos žymiai ten, tada aš tik pradėjau kažkaip rengtis kitaip. Aš nežinau, aš manau, kad tai faktas, tai vis tiek kažkaip mintyse. Taip, plus vis tiek su social media susiję, nu tai mes, inspirationas turi būti iš kažko, nėra taip, kad tu, nu tai yra ten, nežinau, užsidėsi viršų gelsvo, ten apačią, nežinau, šortai, va, iki čia tai yra. Nu, tiesiog vis tiek turi būti inspiration. Jeigu jūs taip vaikštot, all good, čia jūsų pasirinkimas. Bet tiesiog atėjo tas įplaukos, tu supratai, kad tu gali sau leisti geresnius rūbus. Aš nesakau, kad ten Anaunas, ten ir Trap Staras, jeigu tu perki tikrą, man atrodo visai neblogi drabužiai, tai pagamintas tikrai neblogai. Tiesiog, kad yra overhyped ir tiesiog tu jauties kaip centras vaikščiodamas. Nu, identitetas tavo skiriasi. Ir atsirado mano gyvenime toks žmogeliukas kaip Chris Hine Jr., influenceris, nes gyvena New York'e. Mano kaip ir social media, TikTok'o, mano asmeninis profilas, jis yra ne tai, kad identiškas, ne identiškas, jis tiesiog yra inspiruotas į jo stilistiką. Ir man kažkaip taip užkabino jo drabužiai, kaip jisai rengės, kaip jisai, vat, stylina, tarkim, sakykim, nežinau, klasikinės kelnes ir suprimas viršus. Atrodo labai taip, nu, kažkaip nesueina galai. Jo, kad tai yra, tu vaikštai su klasikiniam kelniam, klasikiniais batais, bet pas tai Supreme Box logo tai yra. Bet tai atrodo kažkaip kaip kitaip, taip kaip... Atkreipia dėmesį. Jo, tai yra neįprastai. Ir kai jis atsirado mano gyvenime, tada atsirado visi tokie brandai, sakykime, kaip Ralph Lauren, tai yra tokie, nu, klasika labiau. Ir man labiau, aš supratau, kad man patinka labiau klasika. Tai yra ir stalinta klasika su dabartimi. Tai yra, vat, jeigu, sakykime, kas dabar ant manęs yra, vat, irgi klasikinės kelnes, hoodie kažkoks, tipo, čia gištacija, moris, nežinau. Jo, après-ski, tipo, polo ir Margiela Gatsai. Tai yra, ir tiesiog, nu, vat, irgi. Miksas. Taip, miksas. Ir šitas stilius, kaip vadinasi, grish. Jo, jis tiesiog, vat, yra tas, kad tu stylini savo tokį kaip miksinį. Miksinį, nu, kaip čia sakykim, future and old. Tai yra, galiu taip įvardinti. Tai ir vat man viskas pasikeitė nuo to, mano tada ir personality biški pasikeitė. Faktas, nes tu su branda ir ateina. Čia negalima susijęti, aišku, su social media, čia tiesiog atėjo branda ir tu faktas, kad pasikeitė. Pasikeitė mąstymas. Ir tie rūbai irgi pasikeitė. Ir aš kažkaip galvoju anksčiau, kad man tas trepo, tas stiliukas, tas visi tie Jordanai, Nike'ai, Dunkai, tai yra Air Max ir taip toliau. Ten baggy, vat, sakau, ten pufferiai, visi tie ten, nežinau, šiukšlių maišai ir taip toliau. Čia mano tipo... Ne, aš supratau, kad aš dabar vat, jaučiuos, tai yra su šitais rūbais, aš jaučiuos... Komfortabiliau. Aš jaučiuos taip, kaip aš noriu rengtis, man įdomiau, man labai patinka, kad aš atsikeliu ryte nesu tą mintim, kad, nežinau, spėti į mokyklą, ar taip faktas, nevėluokit, negražu, bet aš atsikeliu su tą mintim, tarkim, va šeštadienį, atsikeliu su tą mintim, ne tai, kad papusičiaut kaip, o koks fitas mano šiandien bus. Ir nesvarbu, vat man labai, tarkim, patinka, nežinau, kodėl man taip, vat būtent, kai mano tėvai namie randas, aš negaliu, aš valgstau, nu, kaip tiesiog, nu, naminiai drabužiai. Bet kai tik mano tėvai išvaro kažkur, ten, nežinau, nu, tiesiog negrįžta namo, aš iš karto apsirengiu ten kažkaip... Šitas šiaip yra ir man, žinok, toks atrodo, aš tada jaučiuosi, kad aš playing house, playing living alone. Jo, nes šiaip man šitas atsirado tada, kai aš jau antrą vasarą iš eilės gyvenu 2 mėnesius beveik be tėvų. Ir man tiesiog tas atsirado, kad tai, jau supranti, kaip... Biškai kaip gyvent savarankiškai. Jo, plius minus, taip, tu nemoki už nuomą, bet tu, tarkim, pramaitintis ten. Vis tiek, pirktis maistą, tai yra taip. Ir tu tiesiog, man atsirado, kai tik mano tėvai išvaro, viskas, mano fitas visiškai iš naminio keičiasi į tokio, kur nežinau, nu, tarkim, mieste vaikščio, tipo, pilnai galėtum. Bet man, pavyzdžiui,
lengviau yra dirbti, pavyzdžiui, jeigu reikia kažką namie daryti, aš turiu būtinai apsirengti full on outfitą, kad man atsirastų tas tokia, motivacija tokia, kad aš pasidaryčiau darbus. Ir nesvarbu, ar tu, nežinau, ten siurbė ar kažką, bet tau tiesiog, taip, tu tiesiog jauties taip. Ir man labai patinka, kad aš atsibundu ir aš iš karto pas mane mintyse toks kaip parduotuvė yra. Ir tokia, jo, toks batai, kokia pačia tada koinės, dažniausiai baltos ten, nevermind, bet ten kokias kelnes, bet jokių begi kelnių nebeturiu. Bet čia nėra irgi pas tas skinny. Čia yra straight jeans. Straight. Tiesiog aš pasilikau prie straightų, labai man patinka, tai yra tiesiog gražiausia pagal mane. Žinai, kiekvienam skirtingai. Taip, faktas, bet taip. Ir žodžiu, ir tiesiog, kokios kelnes, tai pasirinki, koks viršus, kokią maikę, ar tu lėrinsi, ar ne, tai yra, ar tu, tarkim, polo ant viršaus megztinis, arba polo megztinis, arba maikė megztinis, ir tu vis tiek, ir man taip yra. Kokie aksesuarai ten, tarkim, kokie kvepaliukai ir taip toliau. Okay. Ir tiesiog, man, nuo šito dažniausiai, šeštadienį, sekmadienį, arba prasideda nuo to, nes, į mokyklą tu eini dažniausiai su uniforma, tai tau ten labai mąstyta. Aš labai nemėgstu nešioti uniformą, turėjau labai daug pykčių su mokytais dėl uniformų, bet supratau, kad tiesiog, nėra reikalo dėl to pyktis. Tai nešiosiu tą uniformą, ką man čia liko pusę metų ir vis. O man įdomu būtų galbūt tavo nuomonę išgirsti prie to, kaip mūsų stilius paveikia, kaip žmonės į mus žiūri. Sakykime, verslo aspektus ir panašiai, nes vis tiek ta apranga, jinai duoda tavo identitetą ir jau žmogus iš pirmo karto susidaro nuomonę apie tave. Taip, faktas. Nes kaip labai daug kas savo meluoja, looks tai yra, nieko nereiškia. Tai daug reiškia. Čia yra labai stiprus melas, nes, tu žmogų, kaip tu ateini ir tiesiog iš karto matai, kas per žmogus, ne faktas. Visi vis tiek iš pradžių matom išvaizdą. Taip, ir net koks ten žmogus atsiprašo nebūtų, jeigu tau jis nepatiks kažkaip, tu jausi, kad jis tau nepatinka, tu su juo nebendrausi. Tu gali save ten, nežinau, kramtyti, kiek nori. Taip, bet tu tiesiog nesugebėsi tai padaryti. Ir drabužiai, aš manau, tai parodo tavo status. Faktas. Ten, nežinau, tu nepalyginsi, tarkim, Oksforde išsiuvinėto tau kostiumo specialiai pagal tą su kostiumu iš Zaros. Tu niekaip nepalyginsi tai. Jeigu tu ateisi, pasakysi, kad pas mane Zenija kostiumas, tave žmonės kitaip žiūrės. Gali sakyti daug kas, kad tai nerūpi, kokie pas tave rūbai. Bet jeigu tu gyveni verslo pasaulį, būtent jeigu verslo pasaulį, ir tu ateini į posėdį, sakykime, taip, tau nereikia ten smokingą rengtis, tau ten nereikia ten kostiumą rengtis būtinai. Bet jeigu jie matys, kad pas tave rūbai, tokie, negaliu pasakyti, kad ne tai, kad negražus, bet tokie, tiesiog... Už kito žodis dabar. Netitinkančio... Standartas, sakykime taip. Aišku, irgi reikia nepalikti tą faktą, kad kai kuriems žmonėms visiškai nusispjaut, kaip jie atrodo. Yra tokių žmonių. Ir yra labai daug ir versininkų tokių, tai yra tikrai... Ir aš pažįstu tokių, kuriem, jiem nusispjaut, jie ateis į posėdį, tai yra ten maikutė tokia, kur tai yra net be tų rankovių. Jo, tokie yra. Bet dažniausiai vis tiek, kai tu tik pradedi savo kelionę, tu vis tiek rengies, tai yra taip, kaip būtų, ir kaip reikalauja. Aišku, irgi susiesim su savo su mano to influenceriu Chris Hine Jr., jisai dirbo Wall Street'e, su pinigai, žodžiu, dirbo. Ir jisai ateina, tarkim, į darbą irgi ten su Supreme ir klasikinėm. Bet irgi, tu vis tiek matai, tu matai, kad žmogus įstalina. Tu matai, kad žmogus moka stalinti. Ir padoriai. Taip. Ir kai matai žmogų, kaip jis apsirengęs, vis tiek dar ir priklauso nuo to, kaip žmogus tuose rūbuose elgiasi. Žinai. Nes jeigu ateini su klasikiniam ir Supreme, bet tas žmogus, jis išlaiko savo poziciją, žinai, kur neina ten toks, žinai, susikumpęs ir panašiai, tai visiškai kitaip žiūrėsi, negu tu pamatytum tiesiog kažkokį, žinai, vaikinuką su tam klasikiniam kelniam ir Supreme einantį ten rūkantį už kampo, kokiais marodais. Jo. Tai yra, tai tiesiog rūbai parodo tavo statusą. Ne visada. Aš negaliu sakyti, kad tai visada parodo tavo statusą. Bet iš pirmo žvilgsnio. Iš pirmo žvilgsnio vis tiek, kaip tu save neneigtum, jeigu tu pamatysi, kaip aš dar kartą paminėsiu, Zenija kostiumą ir pamatysi iš Zaros kostiumą, tu pirmą pasikalbėsi su to žmogum, kuris turi Zenija kostiumą. Čia yra tiesiog, normalu. Čia net nėra dėl ko gėdytis, kad tu tai pripažintum, čia yra normalu. Nes tu matai, kad žmogus turi pinigų. Ir nesvarbu, kad galimai tas žmogus su Zenija turi mažiau pinigų negu tas su Zara. Bet tu vis tiek prieisi prie jo. Vis tiek tavo mąstymas links prie tavo visas tas
galvoje balsas sakys, kad Taip. einam pirmą ten. Taip. Ir čia normalu. Čia visiškai normalu. Reikia tik nepamiršti, kad ir su juo irgi, su to Zaros berniuku irgi reikia pasišnekėti. Ne, taip. Nu vis tiek, nes ne viskas yra tai ta išvaizda matuojama ir plus, nu, dar priklauso, kaip sakiau, kaip tas žmogus save laiko. Nu, Taip. jisai įeina gali tas su brangiausiu kostiumu įeiti, nu, ir jisai žiūri, atrodo, nepasitikint savimi, Taip. nežinantis, kuris jis yra. Taip. Ir gali atėti žmogus su Zaros kostiumu, kuris Jo. žiūri. Ta prasme, tu matai, Jo, kad žmogus aura. žino, kuris jis yra. Aura tiesiog jautėsi. Jo. Taip. Tai faktas, taip, nėra, kad rūbai pilnai parodo tavo statusą, bet taip, nu, tiesiog jeigu tu jau apsirengi, tu jau turėsi tą statusą. Taip. Ir dėl to, tarkim, nu, tai jeigu mes pasižiūrim irgi eini centre, nu, ir žiūrim, matai tos vaikinukus, kurie atrodo identiškai, nu, Tu nepagalvosi, kad jie turi, ten, nežinau, 1000 verslą. Nu, tikrai taip, nepagalvosi. sakykim, tiesiog, nu, tu matai, kad žmogus neturi, kaip čia, savos raiškos. Užsiklijuoja tokia kliška, biškai. Taip, kad aš nenoriu išsiskirti, nors aš galvoju savo mintyse, kad jeigu aš nusipirkau Air Maxus kitos spalvos, kad aš esu jau, nežinau, guru, ne, taip nėra. Nu, atsiprašau visi, bet taip nėra. O kai vat ateina kažkas, vat, kai turi savo stilių, kai turi inspirationus, bet nekopijuoja, o tiesiog Jo. inspirationus. Nu, tu tiesiog ir dar matai, kad moka stalint žmogus. Viskas, tau jau iš karto, tau fainiau. Taip. Tu jauties kitai. Ir aš dėl to labai džiaugiuosi, kad šiaip dabar ateina tas visas hype, ne tai kad hypas, bet man patinka, kad dabar ne tik merginos pradeda stalint drabužius, Taip. bet kad ir vaikinai mokosi tai daryti. Jo. Nes kad aš nesakau, kad aš moku stalint drabužius, kažkam pasirodys, kad aš iš viso atrodau kaip, nu, sutrius, tai yra. Bet čia jau, žinai, kitą Taip, mano. bet tai yra, kol aš priejau prie to, kad man vat patinka, tai yra, kad aš išmokau ten, nežinau, Lėjerius ten. lėjerius ir taip toliau, kad jie atrodytų Jo. gražiai, kad ir taip toliau, praėjo labai daug laiko. Ir man labai patinka, kad dabar vaikinukai irgi mokosi, jie ne tiesiog perka Balenci batus, Monclero puferius ir tiesiog vaikšto, o jie bando, jie mokosi, jie kažkaip vat jiem įdomu darosi, Jo. kaip tai visas pasaulis veikia. Man tai žiūri, fainai irgi šitas dalykas, nu, nes ypač, sakykime, gimnazijose, nu, labai matosi, kur, tipo, vaikinam visiškai neįdomu, kaip jie atrodo. Nu, ir tai yra iš dalies tiesa, nu, nes į vaikinus įsiegi, juos žiūri mažiau. Į jų Faktas. taip, kaip jie iš išvaizdos reprezentuoja save. Bet, nu, man asmeniškai, nu, irgi, nu, kaip sakai, žinai, nu, aš mieliau tikrai eisiu šnekėti su žmogum, kuris aš matau, kad jis labai jokingai skambės prisižiūri, kaip Jo. jis atrodo, negu kažkas, kas ten, nežinau, eis tiesiog su treningais, random džemperiu ir ten žiūri random Jo. striukę. Jo, nes, nu, irgi, dėl to prisižiūrėjimo, irgi į berniukus, nu, tai yra, į bachuriukus ant tiek niekas nekreipia dėmesio, nu, iš esmės iš tos Jo. pusės, nu, kad nieks nepasakys, kad aš turiu skincare rutiną kiekvieną dieną su 5 kremais, nu, tai yra, čia real fact, aš turiu, tai yra visokių kremų skincare, tai yra, kurios daraus kiekvieną rytą, nu, tiesiog, ir Jo. Ir čia, ką aš pastebiu, ne tai, kad jaunimo problema, čia yra Lietuvos problema. Taip. Čia yra Lietuvos Taip. problema, kad, nu, tiesiog kažkaip, Nu, mes esame kišti į stereotipus, kad Taip. o, vyrai negali, vyram Taip. nereikia, Taip. o moteris turi. tu neprarasi savo vyriškumo, jeigu tu užsitepsi kremą. Tai Ir- kremas, tarsi, ypač dėkinamieji kremai, Jo. nu, jie yra tai, ko reikia. Taip, tai yra, tu neprarasi savo vyriškumo. Ir tu neprarasi savo vyriškumo, jeigu tu užsidėsi, nežinau, polo marškinukus ir džempą. Nu, tipo. Tai yra, tau nereikia atrodyti kaip kiti, tau nereikia ten, nežinau, neparodyti emocijų ir taip toliau. Čia, nu, irgi prie to, tai yra, galima prisėti, bet Jo. tu neprarasi to vyriškumo. Taip. Nes vyriškumas esi tu ir tu vyriškumą tą turi parodyti. Tai, nu, ir vyriškumas jisai neina per tavo išvaizdą vien Taip. tik. Tai, tipo, jo, gal ten kartais gal pasakytum, kad, nu, sakykime, vienas gal vyriškiau atrodo, kitas ne, bet vis tiek at the end of the day tai yra kaip tu reprezentuoji save. Taip. Kokią aurą skleidi? Taip. Ir gal čia biški neapima tos tokios sėkmingumo temos, nu, bet pavyzdžiui, vyras, kuris visiškai, sakykime, neprisižiūri ten savęs ir jis galvoja, kad, o, aš čia vyras, nes aš čia, ten nežinau, išlaikau savo moterį. Bet jis iš tikro, nu, visiškai, sakykime, nu, negali pastovėti už savo šeimą ir panašiai. Jo. Ir tada yra vyras, kuris jo gali, sakykime, kitaip rengėsi ir kažkas. Gėlių namus jau perka vienas gyvenamas. Taip, Nu, nu, tipo, prasme, bet tada jį atlaikys boba tiesiai Jo, šviesiai. Ir toks, jo. nu, man asmeniškai vyriškesnis, tai būtų tikrai tas antrasis, Jo. nes jisai, Nu, nežinau, taip, nu, jisai save išlaiko savo poziciją, koks jis yra. Nu, nes tarkim, aš turiu rutiną, kai aš einu mokytis arba dirbti, nesvarbu. Mhm. Aš visą laiką savo turiu candle. Mhm. Visą laiką. Žvakiu. Žvak, visą laiką Jo. turiu. Man labai patinka žvakės.
tiesiog, vat, ir Mhm. man patinka tos tokios tamsesnės šviesos, tokios. Jo. Nu, ir aš nežinau, nu, nėra taip, kad aš dabar ten ne vyras esu. Taip. Nu, tai yra, man tiesiog patinka taip. Aš savo ir gėlių gal galimai namo pirkčiau, jeigu aš vienas gyvenčiau. Nu, mes ir taip turim gėlių, nes aš su tėvais gyvenu, tai yra mama. Mama yra mama. Bet yra, turėčiau pas save, aš gal ir pirkčiau savo gėlių, nes man tiesiog, nu, vat, gražu gal. Bet dar, žinai, yra va, tie vyrai, kur tipo, nu, nežinai, būna labai daug vyrų, kur tipo, žinai, ai, čia gėlės nesąmonė ir panašiai. Jo, Bet kurie laiko save vyrais ir dar savo žmonai gėlių nenuperka. jo, yra tokių dalykų. Aš anksčiau nemeluosiu, aš buvau toks, kuris, nu, tipo, ką čia gėlės, nu visgi. Bet dabar, nu, tai yra man negaila pinigų. Būtent jeigu dar tas asmuo, Taip. tau visiškai negaila pinigų. Toks jos, kad aš, nu, vat, aišku, mes dar, man atrodo, kalbėsim apie mano verslą. Taip, tai aš kaip tik ir norėsiu prieiti paralelą. Jo, tai va, galim iš karto ir perėti prie mano to verslumo viso. Taip, nes kiek žinau, turėjai 2. Jo, turėjau 2 oficialius, praktikoje turėjau žymiai daugiau, bet faktas, tai yra oficialus tik 2. Abudu susijęs su rūbais. Mhm. Nu jau, manau, kaip supratot, man labai patinka tau. rūbai. Aš mėgėjas stiprus. Ir yra tas dalykas, kad pirmas buvo tas, kad aš bandžiau atidaryti savo clothing brandą. Tai yra, bet man neišėjo, nes aš norėjau nestandartinių rūbų. Ir reikėjo labai daug laiko, o laiko nėra, kaip visada. Ir tiesiog jis buvo paleistas, bet taip greit ir dingo. Mhm. O antras irgi susijęs su rūbais. Jis buvo pakankamai jau didesnis. Aišku, pradėjau be komandos, bet paskui šiokia tokia atsirado. Nes kaip vyko viskas, kad, žodžiu, surandi klientą, nu tai yra tave greičiausiai surandi, nes vis tiek tu eini pirmą per pažįstamus. Jo. Nu, iš pažįstamų ir taip toliau. Nu, čia viskas yra grandinė normalu. tokia. Taip. Tau parašo žmogus, aš noriu tokio ir tokio piso. Tai yra rūbo, Tai tarkim. čia custom orders. Taip, custom Okay. orderis. Čia, sakykime, nėra, kad tu nueisi į Stone Island ir nusipirksi tą rūbą. Taip. Tai yra ten megztinė tokia. Taip. O ten, tarkim, kažkoks megztinis limited edition, kurį ten, nežinau, pisai jau per visą pasaulį, nežinau, 1000 ir Aha. tu turi jį suras. Ir momentu aš dirbdavau vienas, taip. Buvo, nu, čia yra labai sunku, nes tu turi suras kolekcionierius, turi suras. Tai čia pagrindė žmonės tau parašydavo, ko jie nori. ko jie nori, Jo. specifinis kažkoks Taip, itemas. Taip, taip. Ir tu jų ieškodavai, kur Taip. jiem... Taip, kur aš juos parsiųsdavau ir taip toliau. Okay, Aš užsiminėdavau. gaudavai jiem žodžiu Taip, tą... aš logistiką užsiminėdavau ir Okay. taip toliau. Ir vienu momentu aš dirbdavau vienas, bet, nu, paskui, kai biškai mano, tai yra, sąrašas žmonių padidėjo, pastovių klientų ir tai, nu, klientų sąrašas padidėjo, tai reikėjo komandą biškai susikurti, bet čia labai sunku, nes tu turi žinoti, tu pažinčių turi turėti daug. Yeah. Ir tai nėra, kad aš tos pažintis turėjau, ten nežinau, man tėtis davė tos pažintis. Nėra taip, čia reikėjo rasti pačiam, nes tu tos kolekcionierius, ten visus tos parduotuvės Tu turi žinot, kur... tuos nemintinai turi Jo. žinoti. Bet irgi buvo parduotas verslas ir viskas prieinam prie to, kad darbas toks negali vykti, jeigu tu esi mokykloje. Mhm. Nes tu pastovi, nu tarkim, vat mano, aš ilgiausiai vieno rūbo ieškojau 2 savaitės. 2 savaitės, kaip maždaug užtrunka gal 4 dienas Okay. suras kažką, Jo. užtrukau 2 savaitės. Nu, tu niekaip tai su mokykla Nu, tu nesusiesi. turi tiesiog visą savo, nu, daugelį savo laiko paskirti tam. Taip, paskirti tam, dėl to teko parduoti ir nuo to laiko pradėjau mokytis. Okay. Nu, tai yra, nes vis tiek, nu, tai yra, aš 12 klasėje jau atėjau į Jablonskį, tai jau reikia ir pabaigti. Mhm. Vis tiek noro yra universitetą įstoti, tai jau atėjau, jau... Nu ir žinai, išsilavinimas Jo. mokyklos tikrai nepakenks. Taip, faktas nepakenks ir plus pinigų dar spėsiu užsidirbti, pinigų tikrai spėsiu užsidirbti. Tai, nes žinai, daug kas dabar galvojam, kad Jo. tipo, mes čia 18 jau atsiliekam. Jo, Kas jo. nu, yra mito. Nes, nu vis tiek, kaip aš minėjau, pačioj pradžioje mes ne visi turim tokias pačias galimybės. Jo. Ypač jeigu tu nesi, sakykime, iš pasiturinčios šeimos, nu, tau yra žymiai sunkiau. Taip, faktas. Ir, nu, tikrai tu negali dedikuoti savo pusės mokyklos laiko, žinai, Jo. verslui. Taip, taip. Tiesiog, aš žinau, kad aš galėsiu užsidirbti. Mhm. Aš jau supratau tai. Nuo senai supratau ir dabar supratau. Dėl, vat, grįžtam prie social medijų, Mhm. kad mūsų ant tiek užspaudžia, kad mes ant tiek greitai norim tai viską padaryti, kad mes pamirštam tą faktą, kad tu tai turi daryti ne dėl pinigų, o dėl to, kad tu tai nori daryti. Pinigai ateis paskui. Pirma, tu tai pasirink, ką tu nori iš tikrųjų daryti. Ir visi mes turim savo kelią. Tai yra, reikia nepamiršti, kad pirma faktas niekada nesilygint.
Niekada nesilyginti. Tu gali lygintis tik iš geros pusės, kad tai yra pasisemti iš kažką iš to žmogaus. Idėjų, tai yra inspirationas kažkoks, va, tarkim, ten, nežinau, jeigu su verslininkai susijęm, tai kaip jie pradėjo kelią, va, pasižiūrėk, pasilygink, kaip jie pradėjo, kaip tu pradėjai, kaip kom sutampa, Jo, kom gal jie nesutampa. kokias klaidas jie darė, Taip, kažkas tokio. tai yra mokykis, nesilyginko mokykis. Tai yra, va, labai gerai, kad mokykis. Jo, Tu nesilygink, tu mokykis iš jų. Nes lygintis taip, tu gali pasilyginti, kad nežinau, aš ėjau mokyklą, tu ėjai mokyklą, aš baigiau mokyklą, jis irgi baigė mokyklą. Nu taip, čia lyginimasis. Taip. Nu, bet čia yra normalu. Tiesiog, kaip aš savo draugams sakiau visiems, visi mes skirtingi, bet mes siekiam to paties, tik reikia laiko. Nes gal aš tai pasieksiu už poros metų, o mano draugas pasieks už 5 metų. Bet mes siekiam tai ir mes siekiam tai kartu. Taip, mes esam visiškai skirtingi žmonės, bet jeigu man kažko iš jų reikės, arba jiem iš manęs kažko reikės, jie visada pasiruošia padėti, visada pasiruošia mokyti. Nes mes skirtingi, bet mes siekiam to paties. Taip, ir padėti vienas kitam, kas yra labai svarbu, Taip. tas pagalbos prašymas ir panašiai, Taip. kad net jeigu jūs, vadžiai, siekia to paties, bet esate ant skirtingų trajektorijų laiko prasme, Taip, tai gerai, gal vienas jis yra jau nuėjęs ilgesnį kelią ir tu gali visą laiką prašyti pagalbos. Taip. Jis jau galbūt žino, va, kai kurios aspektus, kurių tu dar nežinai. Taip, faktas. Ir taip man labai padėjo yra kai kurie draugai iš mano pusės, iš mano tai yra aplinkos, labai geri draugai, kurie tikrai man parodė, kas iš tikrųjų tai yra, va, man jie yra tokio. Ir aš manau, aš galiu palinkėti visiems žiūrintiems. Ir kad jūs neskubėkit. Skubėjimas ne visada parodo tikrą kelią. Jūs skubat ne dėl to, kad jūs norit skubėti, o dėl to, kad jūs verčia skubėti. Jūs pasilikit laiko savo, pagaliau supraskit, kas jūs, ko jūs iš tikrųjų norit, kaip ir tik tada, kai jūs pradėsit neskubėti, tik tada iš tikrųjų ateis tas, ko jūs norit. Ateis ta visa sėkmė, ateis tas visas, nežinau, ko jūs ten siekiat, bet tik tada ateis tai. Žiauriai, Stefanu, žiauriai kaip žodžiai. Šitą visiškai pritariu. Kad reikia nepamest savęs, Taip. bet ir turėti tikslų, tašką. Taip. Čia buvo Jaunimas be filtro. Aš Elinga ir su manim šiandien buvo Sava. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.